JAV prezidentas Donaldas Trumpas panašu sudarė sandorį su Iranu, kuris visiškai netenkina Izraelio. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu šiandien įnirtingai sukritikavo Donaldą Trumpą dėl nuolaidų Iranui. Trumpas ir Netanyahu surengė skubes telefoninės derybas dėl tolesnio konflikto su Iranu likimo. Ir kaip pranešė Netanyahu kanceliarija, politikų pokalbis buvo įtemptas ir parodė jų skirtingus požiūrius į tolesnius veiksmus dėl karo artimuosiuose rytuose. Netanyahu pasisako už agresyvesnį požiūrį į Teheraną, tuo tarpu Baltieji rūmai vis dar bando rasti diplomatinį sprendimą šiai situacijai. Galiausiai, kaip rašo agentūra Axios, Netanyahu buvo įsiutęs, nes Trumpas vis dėlto sutiko su Kataro ir Pakistano susitarimu. Iš esmės, kaip teigiama, visiškai nekreipiant dėmesio į nuomonę, tai buvo pasakyta, kur slypi pagrindinis nesutarimas. Aptarkime tai kartu. Mano vardas Aleksejus Pičius ir aptarkime šią temą kartu. Prieš pradėdami, prašau jūsų, užsiprenumeruokite šį YouTube kanalą, paspauskite patinka šiam įrašui, parašykite bet kokį komentarą po vaizdo įrašu ir prenumeruokite mano Telegram kanalą. Pičius News. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Naujienos pateikiamos, kai tik jos pasirodo. Nuoroda į jį yra šio vaizdo įrašo aprašyme. Ten mes skelbėme operatyvias naujienas, kai tik jos pasiekia mus. Taigi, kai pranešė daugybė žiniasklaidos priemonių tiek JAV, tiek Izraelyje, prezidentas Donaldas Trumpas ir ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu aptarė naujus bandymus pasiekti susitarimą su Iranu sudėtingo telefoninio pokalbio metu. Tuo pačiu vienas iš šaltinių pareiškė, kad po pokalbio, cituoju, Netanyahu vyrė iš pykčio. Na tai yra, jis buvo tiesiog neįtikėtinai įsiutęs po šio pokalbio. Ir čia iš karto pažymėsiu, kad tuo pačiu metu pasirodė žinia, kad Irano aukščiausiasis lyderis Mačtaba Chameneis nurodė, jog Irano derybininkai jokių būdų nesutiktų išvežti praturtinto urano iš Irano. Tai yra, jis nurodė, kad šis uranas turi likti Irano teritorijoje. Nors priminsiu, Trumpas būtent reikalavo priešingai. Jis reikalavo, kad jis būtų atiduotas amerikiečiams. Ir štai, pasak šaltinių, Kataras ir Pakistanas, dalyvaujant kitiems regioniniams tarpininkams, parengė peržiūrėtą taikos memorandumą, kad būtų bandoma įveikti nesutarimus tarp JAV ir Irano. Tai vyksta Donaldui Trumpui dvejojant, ar duoti įsakymą surengti masinį smūgį Iranui ir siekiant sudaryti susitarimą. Netanyahu labai skeptiškai vertina derybas ir priešingai nori atnaujinti karą, kad dar labiau susilpintų Irano karinį potencialą ir sužlugdytų režimą sunaikindamas svarbiausią jo infrastruktūrą. Trumpas toliau teigia, kad jo nuomonė susitarimas gali būti pasiektas, tačiau jis pasiruošęs atnaujinti karą, jei to neįvyks. Na, kaip pats Trumpas pareiškė, citata, klausimas tik tas, ar mes užbaigsime reikalą iki galo, ar jie pasirašys kokį nors dokumentą. Pažiūrėsime, kas nutiks. JAV ir Iranas yra ant ribos tarp susitarimo sudarimo ir karo atnaujinimo. Na, o labiausiai žeidė tai, kad Trumpas taip pat viešai pareiškė, kad, cituoju, Netanyahus padarys viską, ko aš iš jo norėsiu, kalbėdamas apie tai. Nors aš pažymėjau, kad jų santykiai geri, bet iš esmės Trumpas, atsiprašau, viešai įžeidė Netanyahu ir pasakė, aš pasakysiu, jis taip ir padarys. Jam visiškai nerūpi jo nuomonė. Pažymėsiu, kad šių dviejų lyderių anksčiau jau būta laikinų nesutarimų dėl Irano, tačiau viso karo metu jie išliko glaudžiai koordinuoti. Ir štai, pasak šaltinių, Pakistanas, Kataras, Saudo Arabija, Turkija ir Egiptas pastarosiomis dienomis dirbo ties pasiūlymo patikslinimu, siekdami pašalinti nesutarimus tarp JAV ir Irano. Pasak dviejų arabų pareigūnų ir Izraelio šaltinio, Kataras neseniai pristatė JAV ir Iranui naują taikos projektą. Vienas arabų pareigūnas teigia, kad Kataro atstovai šios savaitės pradžioje išsiuntė delegaciją į Teheraną deryboms su iranietais dėl naujausio susitarimo projekto. Tačiau Irano užsienio reikalų ministerija trečiadienį pareiškė, kad derybos tęsiasi, tačiau jos vyksta tik remiantis 14 punktų Irano pasiūlymu. Na ir dar, Pakistano vidaus reikalų ministras yra Teherane, kad padėtų tarpininkauti. Tai yra, Kataras teigia, kad jie neva pasiūlė savo susitarimą ir aptarė jį su iraniečiais. Irano atstovai sako, kad jie pasirengę tęsti derybas tik remdamiesi savo reikalavimais. O visų naujų pastangų tikslas – išgauti iš iraniečių konkretesnius įsipareigojimus dėl žingsnių jų branduolinėje programoje. Taip pat gauti iš JAV išsamesnės informacijos apie tai, kaip bus palaipsniui atblokuojami įšaldyti Irano aktyvai. Tačiau kol kas neaišku, ar iraniečiai sutiks su naujoju projektu, ar iš esmės pakeis savo poziciją.
Katare buvo pareikšta, cituoju, kaip jau buvo anksčiau sakyta, Kataras rėmė ir toliau remia tarpininkavimo pastangas vadovaujamas Pakistano. Mes nuosekliai pasisakome už konflikto deeskalavimą. Tai yra regiono ir jo gyventojų interesas. Ir štai po visų šių Kataro bandymų kažkaip užmegzti dialogą tarp Teherano ir Vašingtono, Donaldas Trumpas surengė šį ilgą ir sudėtingą telefoninį pokalbį su Netanyahumi. Donaldas Trumpas pranešė Netanyahumi, kad tarpininkai dirba prie ketinimų memorandumo, kurį JAV ir Iranas pasirašys, kad formaliai nutrauktų karą ir, kas svarbu, prasidės 30 dienų derybų laikotarpis. Dėl tokių klausimų kaip Irano branduolinė programa ir Ormuzo sąsiaurio atidarimas. Taigi dar kartą pabrėžiu, tai nėra taikos susitarimas, tai nėra karo pabaiga. Tai yra ketinimų memorandumas. Tiesiog tam, kad būtų užfiksuota, jog šiuo etapu mes nieko nebombarduosime. Ir 30 dienų pradedame tik derybų procesą. Tačiau Trumpo ir Netanyahu nuomonės dėl tolesnių veiksmų išsiskyrė, o šaltinis JAV teigia, kad, cituoju, po pokalbio Bibi plaukai degė. Na tai tokia idioma, kad jis buvo taip įsiutęs, jog tiesiog plaukai užsidegė. Izraelio ambasadorius Vašingtone informavo Amerikos įstatymų leidėjus, kad Netanyahu yra susirūpinęs dėl šios skambučio. Netanyahu buvo labai susirūpinęs ankstesniuose derybų etapuose, net kai sandoris taip ir neįvyko. Ir kai kurie tarsi užsimena, kad jis visada susirūpinęs, nieko baisaus neįvyko. Bet iš karto pasakysiu, kad kažkas akivaizdžiai įvyko. Čia svarbu suprasti patį derybų kontekstą. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas pareiškė, kad derybų sėkmiai JAV turi nutraukti savo piratavimą prieš Irano laivus ir sutikti atblokuoti lėšas. O Izraelis turi nutraukti karą Libane, tai yra iš viso derybų pradžios prielaidos. Trumpas pareiškė, kad karas gali labai greitai atsinaujinti, jei, cituoju, mes negausime teisingo atsakymo. Tačiau jis pasiruošęs deryboms duoti dar kelias dienas. Bet tai rodo, kad Trumpas panašu yra pasirengęs sudaryti sandorį su Iranu, kuris visiškai netenkina Izraelio. Ir tai akivaizdu. Reikalas tas, kad iš karto pokalbio su Donaldu Trumpu Netanyahus paskelbė, jog nori skubiai atvykti į Vašingtoną artimiausiamis dienomis asmeniniam susitikimui su Trumpu. Ir tai rodo, kad Netanyahus nori asmeniškai perkalbėti Trumpą visgi nedaryti klaidos. Čia padėsiu daugtaškį. Savo nuomonę, savo išvadas rašykite komentaruose po šiuo įrašu. Prenumeruokite kanalą, paspauskite varpelį ir nepamirškite paspausti patinka. Tiek šįkart saugokite save. Viso.